labai svarbu, kad yra sutarimas dėl ilgalaikio finansavimo ir turbūt svarbesnis sprendimas yra tas, kad 26 ir vėlesniais metais yra ambicija nenuleista ir tas finansavimo poreikis yra tinkamas tam, kad būtų galima įsipareigoti skirti krašto apsaugai 3 procentus bendrojo vidaus produkto. Reikalinga išlaikyti mūsų tarimą. Todėl šiuo momentu, šioje stadijoje prašau visų susilaikyti prie šio klausimo susitikimo. Jūs supriešinot Lietuvą. Jūs numatėte savo mokestinės reformas būtent į pačius mažiausiai uždirbančius žmonės. Jeigu mes turime sutarimą dėl ilgalaikio finansavimo ir ilgalaikį planą, kaip finansuoti krašto gynybą, mes jau šiais metais galime sudaryti ilgalaikių įsigijimų sutartis, kurios bus išmokamos per daugelį metų. Pirmieji avansiniai mokėjimai taip pat galės jau būti daromi šiais metais dėl oro gynybos sistemų, dėl antžeminės gynybos sistemų ir tai leidžia mums tiesiog sparčiau gauti tas pačias gynybos sistemas, kurios būtų atkeliavę šiek tiek vėliau. Greičiausiai kitoj kadencijoje, čia 3 mėnesiai liko tik iki rinkimų, vėl partijų susijęs, turėsi naują kariuomenės vadą, kuris tik... Galiu tikrai drąsiai pasakyti, kad šiais metais mes turėsim 3 ir jau mūsų tikslas laikyti šitą 3 procentų kartelę kaip minimumą, nuo šiol minimumą mūsų gynybos sistemai. Tai reiškia, kad mes atsistojom tvirtai į vieną labiausiai gynybos išleidžiančių, investuojančių gynybą valstybių 5-tuką, 4-tuką. Nieko, bet norėčiau pasakyti, kad Lietuvos bankas yra nekomercinis kažkoks tai bankas. Tą situaciją, kuri yra faktiškai įvykusi, kadangi